Visi kreipia labai dėmesį, akcentuoja techninę pusę šio filmo. Tai aišku, buvo labai sudėtingas metas apsispręsti ir padaryti jį su fotoaparatu tą filmą. Bet kalbant apie patį filmą kaip filmą, jisai gavosi labai netikėtai gražus, unikalus savo formą, savo tokių vidinių nešančių džiugesių publikai ir žiūrovam. Kiekvienas pažiūrėjęs šitą filmą, manau, kad išeis su lengva šypsena veide ir su gerom emocijom viduj. Jisai toks be pykčio, be pagiežos, be smurto, o su labai daug energijos, vidinės energijos, kurią Jūratė turi savyje ir įdėjo visą į savo filmą. Taip, dar paminėsiu, kad šitą filmą darėm visi jauni, pradedantis kino sferoje žmonės. Tai Jūratė, Audris Zelenis, operatorius, taip pat debiutuojantis kino pavasaryje su 2 filmais, kompozitorius Titas Petrikis, kuris taip pat rašė muziką Kolekcionieriai. Tai dailininkas Lukas Liedenykas ir Gabrielė, Dailės akademijos studentė, animatorė, kuri pas mus filme visus tas daiktus pavertė gyvais, kurie juda, visos tapkės, nosinaitės ir visi kiti džiaugsmai. Filmas suteikė daug gerų emocijų, mūsų rėmėjas Coca-Cola pažiūrėjęs šitą filmą taip pat prisipildė labai daug gerų emocijų ir dovanojo jums tiem šitus prizus Coca-Cola, kurią matote ant stalo. Ačiū labai.